Ir kaip tik prieš jūs stovi tamsusis šio vakaro mūsų arkliukas, žmogus turintis slapyvardį tu vamzdis. Taip. Taigi, Andrius Zigmantas, žinomas kaip fotografas bei vėlgi to pokalbio, kad būtent astronomijos mėgėjas, mums pasakys apie Slovakijos astronomijos observatoriją. Jei pats sugebėtumėt pasilaikyti, šitą mikrofoną būtų visai šaunu. Ačiū. Taigi, papasakosiu gal ne tiek apie pačią observatoriją, kiek apie kelionę iki jos ir tokį smagų pasivažinėjimą iš Lietuvos iki Aukštųjų Tatrų. Tad einu prie kompiuterio ir pabandysiu parodyti kelias skaidres. Taigi, arčiausiai Lietuvos ir ganėtinai aukšti kalnai yra Aukštieji Tatrai, Slovakijoje, kurie prasideda Ukrainoje, tęsiasi per Ukrainą, Moldaviją, Slovakiją ir baigėsi, kiek žinau, Čekijoje. Tad šį pavasarį nusprendėm su draugais pasivažinėti, pasivaikščioti po kalnus, kažkur galbūt užlipti ir pasidomėjęs sužinojau, kad prie ežero Skalnatė Pleso yra įsikūrusi Slovakijos mokslo akademijos observatorija. Tai vienas iš būdų patekti prie to ežero arba šalia observatorijos yra, kaip daro visi slidininkai, arba tie, kas tingi laipėt kalnais, tokiu keltuvu. Bet mes nusprendėm pernakvoję tokiam smagiam namelėje likti patys. Modernizavom batus, nepaisydami visokių įspėjimų apie grėsiančias ant galvos užkrist lavinas, leidomės į kelionę, sugražėję visokiausiais gražiais vaizdais nuo kalnų, papozavę, po maždaug poros valandų kelio į, bijau sumeluoti, berods 1700 metrų, tai mums teko įveikti apie 1 kilometrą dar ir į viršų. Patekome prie observatorijos, kuri yra prie Kalnų ežero Skalnatė Pleso. Viena iš aukštesnių Aukštųjų Tatrų viršūnių yra Lomnicki štit, Lomnico viršūnė, ir štai pačiam jos viršuje, štai čia, matosi dar viena observatorija. Tada pradėjom galvoti, kaip mes ten pateksim. Sužinojom, kad toksai vagonėlis kelia štai už tokią sumą ir pradėjom dvejoti. Galbūt taip? Vis dėlto nusprendėm, kad kelsimės keltuvu, bet sužinoję, kad keltuvas turi ribotą kiekį keleivių, mes atvykome prie observatorijos apie 11 ryto ir mums pasakė, kad mūsų eilė tik tai 13 valandą. Tai 2 valandas teko vaikštinėti čia. Bandėm tartis dėl ekskursijos į šią observatoriją, bet dėja jie šiuo metu montuoja joje 1 metro skersmens teleskopą, tad patekti į vidų nepavyko. Tai yra Slovakijos astronomas Antonin Bešvar, kuris 1941 metais dirbo Aukštuosiuose Tatruose meteorologu ir įkūrė būtent tą observatoriją, kurią prieš tai matėte. Štai čia. Ir iki 1950 metų dirbo jos direktoriumi. Jo garbei yra pavadintas krateris Mėnulyje, taip pat asteroidas. Štai šiek tiek apie įrangą. Tai yra 61 cm skersmens astrografas. Ir jį sumontavo 2001 metais, pakeitė senesnį teleskopą su CCD kamera, daro fotometrinius asteroidų stebėjimus. Kitas instrumentas, tai Ceiso 600 mm skersmens arba 60 cm skersmens teleskopas, kurio atlieka kintančių žvaigždžių, kataklizminių bei netaisyklingų kintančių žvaigždžių fotometrinių stebėjimų. Taigi, mūsų laikas atėjo, mums štai tokių telefonų paskambino ir pasakė, vagonėlis paruoštas, prašom keltis į viršų. Taigi, Lomnicki štit. Tai yra antra pagal aukštį Aukštųjų Tatrų viršūnė, 2634 metrų virš jūros lygio. Patekus į pačios observatorijos pastatą pasitinka štai toks užrašas Saulės ambasada, kuri yra
nuotraukoje gal netaip gerai matosi, bet ten parašyta, kad tai yra Saulės ambasada skirta visai žmonijai. Ir čia matom Slovakijos vėliavą. Štai pati observatorija. Šiuo metu joje vykdomi saulės stebėjimai bei meteorologiniai tyrimai. Observatorijos vaizdas iš paukščio skrydžio. Štai tas raudonas daiktas, tai vagonėlis, kuriuo pakyli į viršų. Šitoje vietoje leidžiama pasivaikščioti turistams, nueiti čia toliau, bet jau į pačią observatoriją savaime suprantama, kiekvienas nepatinka. Ir dar, jei esate alpinistas, į šitą kalną galite kopti su kitais alpinistais. Štai vaizdai nuo paties kalno. Jeigu neklystu, tai čia matosi aukščiausia Aukštųjų Tatrų viršūnė, Gerlochovskis štit. Keli vaizdai. Saulės teleskopas, kuriuo atliekami saulės stebėjimai. Štai čia jis iš arčiau. 42 metais montuotas 20 cm ir 3 m Celsio koronografas. Ir pradėti pirmieji saulės karūnos emisijos stebėjimai naudojant H-alfa filtrą. 70 metais ant tos pačios montuotės buvo sumontuotas identiškas teleskopas. Ir štai 2004 berods metais vykusio pilno saulės užtemimo nuotrauka daryta iš tos observatorijos. Tai tiek. Gal turi klausimą? Pasakyti, kad sėdus į automobilį ir išvažiavus iš Vilniaus, tarkim, kokią 8 vakaro, po įtempto vairavimo, 8 ryte jūs būtumėt toje vietoje. Kelionė iš esmės nėra labai jau brangi. Jeigu važiuotų, tarkim, 4 žmonėm, tai gal, pagal visus skaičiavimus išeina pigiau nei kad autobusu ten nuvažiuotų. Tai kadangi šitie kalnai turbūt visai platus, tai ar jūs užpuolė, ar jūs bent matys, kad jų atėjo? Ne, neteko. Dar klausimą. Reikia tartis iš anksti, nes aš rašiau jiems laišką, jie sakė, kad gali mūsų priimti, bet dar į trečią observatoriją, kuri yra iš vis slėnį pačioje. Bet esmė tame, kad galėjo mūsų organizuoti dieninę ekskursiją, bet kadangi mes labiau norėjom po kalnus vis dėlto pasivaikščioti, tai iškeitėm pačią ekskursiją į malonumo kalnuose. Žodžiu, nakties kalnuose nelaukia. Sulaukėm, vežėmės tokius nedidelius jūrinius žiūronus, stebėjom, tarp kitko iš to namelio, kuriam nakvojam, kiek jis yra apie kažkas tai 1000 metrų virš jūros lygio, gal kiek žemiau, tai Oriono ūkas matos plika akim, įtempus regėjimą. Lietuvos matas? Nu, aš Lietuvos nesu jo matęs. Kurie nevažiavo? Mes kovo pradžių buvom, kovo. Kokia temperatūra buvo lipant? Ėjom mes apie 2,5 valandos gal. Iki namuko ėjom ilgiau, nes reikia pakilti traukinuku, toksai kaip funikulierius. Ir tada bene 5 kilometrus pėstute su visa savo manta, kurią nešiesi. Tai va, o nuo paties namelio iki observatorijos, apie 2,5 valandos. Temperatūra buvo, vienu metu žiūrėjom prie vieno namelio, kabėjo ten termometras +4, bet kalnuose galima net prie tokios temperatūros praktiškai trumpom rakom. Gan šilta, nes kitą dieną dar į kitą viršūnę bandėm užlipti, tai žinok, prie kokių... Žodžiu, sniego aš grįžau namo be kepurės būdamas, tai nusilau savo prikę ir tvarkingai rūpose. Pakankamai šilta. Tai šiaip, žinokit, visada galit pamatę koridoriui, bet kurį iš mūsų lektorių pasigauti ir šiaip asmeniniam klausimam, čia nebūtinai viešai salėj. Tai dabar mes taupydami laiką dėkojam Andriui. Slapyvardis žinomas albereo.lt astronomijos mėgėjų puslapį. Ir Jonas pasakas apie Milanas, Roma, Innsbrukas ir kas ketvirtas? Neatsimenu. Ir neatsimenu observatoriją. O taip, išgirsim labai įdomų kitokį pasakojimą ir norėčiau visus čia girdinčius tiesiog paprašyti.
Šitose žvaigždėse matysime, mes pradedam kaip ir tokią naują rubriką. Mano kelionės. Jeigu kas nors važiuoja, pavyzdžiui, su tokia ekskursija, kitais metais ar dar šiais metais, kur nors, kur yra šioks toks astronominis kvapas, dabar jūs Skansena, jeigu kas nors būsit, tai ten yra kažkokia sena observatorija. Gerai, Stonehenge būsit. Gerai. Nu, kur nors važiuojat, jums pasirodė, kad ten kažkas astronomiškas fiksuojat ir tikrai galit observatoriją man skambinti arba rašyti, organizuodami kitas žvaigždėtas naktis, įtrauksim jūsų pasisakymą. Čia nebūtinai reikia būti mano pažįstamu arba kažkokiu tai astronomu, kad teiktume čia skaityti. Nu, tiesiog kviečiu, keliaujat, pasidalinkit savo įspūdžiais kitose žvaigždėtose naktyse. Ir taip pat, čia nėra dabar darbas, Vesiūno, bet noriu pasakyti, kad kviečiu ir kitom žvaigždėtom naktim vėlgi savo patyrimų pasidalinti. Gal jau į astronomijos mėgėjus labiau kreipiaus. Kaip aš pradėjau, kaip aš atsidūriau ir jeigu kas nors norėtumėt pasidalinti, iš tikrųjų sakykit, įtrauksim programą ir lygiai dabar galėsit pristatyti savo patyrimą. Dabar, Jonai, žodis tau. Sveiki. Mano pasakojimas bus, kadangi dažnai tenka keliauti po pasaulį, bent jau Europą, ir aplankyti vieną kitą vietą ir visur pamatau, kad tai vienoje, tai kitoje vietoje po kokį kupolą. Tai vis fotografavau, tai gavosi, kad dabar šitam besiruošdamas pristatymui bandžiau pasiaiškinti, kas jis yra ir atradau visai įdomių dalykų. Kaip jau girdėjot prieš tai, buvo aš irgi prie tos observatorijos Stonate Plėso. Buvau vasarą, jinai atrodo gan šilčiau negu kad prieš tai matytose foto. Aišku, į viršų nekilau, iš apačios atrodė taip. Prie apatinės į vidų nesibrovėm, nes didelė kompanija buvom ir tikslas nebuvo į observatoriją pakliūti. Tai apie šitą jūs jau girdėjot, nepasakosiu, važiuojam toliau iš šitos į kitą vietą, į gretimus kalnus. Kadangi važinėjau slidinėti dažnai, bevažiuojant vieną kartą pro autobusų langą, pamačiau pastatą su kupolą ant viršaus. Kažkaip iš autobuso paėmiau, aš jį nufotografavau ir pamiršau. Tai dabar pasiaiškinau, kad tai yra, matot, ne šiaip savo didelis pastatas su kupolo, tai yra Innsbruko universiteto observatorija, kuri yra pilnai funkcionuojanti. Viduj stovi štai toks teleskopiukas 60 cm. Jie daro su jo tyrimus, turi 3 CCD kameras prijungtas arba jungia vieną iš 2 spektrografų. Tai, trumpai tai tiek, važiuojam toliau. Iš šitos vietos dažnai būnu Italijai, mėgstu tą kraštą. Tai turbūt vienintelė observatorija, kurios aš ieškoju. Bandžiau prie jos prieiti, kad nufotografuot kupolą specialiai, bet jinai yra tokioje vietoje, kad neina jo prieiti iš lauko normaliai pamatyti. Tai yra vidury miesto, labai panaši į Vilniaus universiteto observatoriją. Ir atrodytų, kad tas kupolas, kuris matosi apačioj pastatą, turėtų būti pagrindinis štai šis. Bet jis anksčiau buvo pagrindinis. Dabar šiais laikais jisai jau yra panaikintas ir ten yra padaryta konferencijų salė. Iš šono matosi maži tokie, mažesni kupoliukai, kur irgi kažkada tai buvo montuoti teleskopiukai. Bet dabar ten jų nebėra. Originalusis teleskopas yra iškeltas į kitą vietą, štai tokią būdelę. Tenais jisai egzistuoja. Beje, jisai yra gerai išsilaikęs ir pilnai funkcionuojantis, bet dėl savo optikos nekokybiškumo smėlynos spalvos beveik nerodo, tai tinkamas nebent tik tai stebėti Marsą. Čia istorinės nuotraukos, kaip atrodė anksčiau šitą vietą. Žiūrėjom toliau. Toliau bus Roma. Jeigu kada nors buvot ar būsit Romai, laisvai pamatysit ant vienos iš 7 kalvų esantį observatorijos bokštą, net ne vieną bokštą, 4 kupolus, šalia Vatikano netoliese. Bet observatorijos realiai tenais nėra. Jisai nuo senų laikų buvo naudojamas kaip muziejus astronomijos. Čia vaizdas nuo Vatikano pusės ir vaizdas nuo miesto pusės.
ten yra muziejus ir dabar astronomijos, o tas bokštelis, kur matosi truputį toliau, tai yra veikianti observatorija, Saulės observatorija, kurioje yra naudojama nestandartinė, sakykime, observatorijų įranga, tai yra projekcinis Saulės teleskopas. Tai yra Saulės spinduliai yra nuskreipiami per bokštą ir iš viršaus į apačią ir ant ekrano yra projektuojama Saulės vaizdas. Realiai tik tais tinkamas debėm žiūrėti. Jokių protuberantų su juo nepamatysi. Žiūrėjom toliau. Turbūt įdomiausias atradimas buvo kitoj jūros pusėje, Barcelonai. Bevaikštant, besigrožint architektūrą, visai netoli žymiųjų Gaudí pastatų, radau ant stogo, netyčia pastebėjau kupolą. Realiai net nepagalvojau, kad tai galėtų būti observatorijos kupolas, nors jis ir atrodo kaip observatorijos kupolas, nes ką jisai veiktų tarp tokių pastatų įkištas. Bet pasirodo, 1953 metais Barcelonos astronomijos mėgėjų observatorija įsteigta tenais. Jie įstatė tenais 110 mm skersmens refraktoriuką ir naudojo šitą observatoriją tiek savo kaip astronomijos mėgėjų veiklai, tiek rodydavo publikai, visuomeniai visokius įvykius, renginius darydavo ir panašiai. Truputį nuotraukų iš istorikai buvo statoma, net kunigėlių buvo pasikvietę. Bet kas su jie nutiko, tai kad aplinkui esantis viešbučiai pasistatė papildomai keletą aukštų ir ta observatorija tapo, kaip matėt, tarp tų pastatų aukštų. Anksčiau nebuvo jų aukštų ten aplinkui. Ir dar 2005 metais pakėlus nuomos kainą, jie šitą reikalą atsisakė ir išsikraustė iš to pastato ir jį apleido visiškai. Dabar ten nieko nėra, tuščia. Liko tik kupolas. Tai va, o dar viena observatorija, kurią turbūt matau kasmet. Štai jos koordinatės, kur jinai yra? Lankų. Teisingai. Žinot patys ir aplankykite. Bet ten veikianti yra, ar ne? Ne. O Delfis kažkada rašė, kad ten jie kalbos apie tai, kad statys teleskopą. Kaip ten statusu šiandien? Kol kas tik kalbos. Vis dar kalbos. O tai kas jie statė, koks tikslu? Ar nesiaiškinu? Taip, tai yra, atsiprašau, žinau, pionierių rūmai, kaip seniau būdavo. Tai ten buvo padaryti čia moksleivių rūmai ir ten buvo šitokia veikla astronomija. Dar klausimų? Taip, Kokia programa keliaujate per žemėlapius? Arba Google. Čia esas šitaip turi tokią funkciją? Taip, tai dabar mes jūsų nepaleisim, gerbimi žiūrovai ir klausytojai, kol mūsų kitas pranešėjas, kurio dar specialiai neprastatinėjau, pasiruoš, turi tokį mažą konkursėlį, prizas mano rankose, Lietuvos dangaus knyga. Nu, kas turi, tai vis tiek dalyvaukit. O kas neturi, būtinai dalyvaukit. Mano klausimas toks, kadangi kalba buvo apie observatorijas ir klausimas toks. Prizą gaus tas, kuris išvardins daugiausiai Lietuvoje esančių observatorijų. Tai kad mes galėtume jį pradėti, tai padarykim taip. Palaisvinkim vietos. Kas turit kokį tarpą, truputėlį pasislinkit, kad rastų žmonės, kur atsisėsti ir ten publiką iš galo teikit į priekį. Čia yra vietų labai daug. Pirma eilė laisva. Išlyskit iš šešėlio, šaltėkit į priekį. Gerai, tai kartuoju klausimą. Kelia rankas žmonės, kurie pasiruošia išvardinti, kur kokioje Lietuvos vietoje yra kokia observatorija. Kas išvardins daugiausiai, tam šitas prizas. Tai matau vieną ranką kol kas. Registruoju į atmestį, daugiau. Nu bent dviesi, Justinai. Keli ranką? Kelia ranką žmogus. 3 žmonės kelia ranką. Tvarkoj, tai pradėsime eilės tvarką. Tai žinau, kad yra Vilniaus universitete, pačiam Vilniuje, tada čia Molėtuose yra Nu gal mes bendrai skaičiuojam, nes čia reikės kažkaip fiksuoti.
Tai žinau, kad yra Vilniuje, Vilniaus universitete. Toliau čia Molėtuose berods 5 yra, ar 4. Tada žinau, kad Palangoje yra ten gimnazijoje. Ir lygtais čia dabar nepamenu, kurioje vietoje, bet per žinias rodė, kad kažkoks žmogus savarankiškai savo namuose susimontavo. Čia nėra netyčia to žmogaus, kuris per panoramą per žinias buvo parodytas. Prisipažink. Jie negali, jisai lyg ir planavo, bet... Negali. Tas žmogus negali. Nepameni, kokiam rajone ten buvo kalba? Nepamenu. Gal netyčia Vilkaviškio? Nu, nepamenu. Ten Vilnius buvo? Lavoriškis. Henrikas Ilevičius. Markoj? Ir lygtais viskas daugiau. Tai pakartojim. Vilnius. Vilnius. Molėtai. Molėtai, Palanga ir tas žmogus. Tas žmogus. 4. Gerai, tai eilės tvarka, Justinai. Taip, tai dabar žiūrint kaip skaičiuoti, nes Vilniuje mes suskaičiavome čia kolektyvinės pastangas. Suskaičiavome jau 4. Ne, palatai. Žodžiu taip, Vilniaus universitetas seniausioji, Čiurlionio gatvėje observatorija dar viena yra, toliau ant RMTK stogo buvo observatorija. Išverskite į lietuvių kalbą šitą kodą. Moksleivių techninės kūrybos rūmai, kadaise technikų namai ir panašiai. Turim po šito kupolų gyvenantį ir dirbantį žmogų. Aurelija, kokia situacija šiandien? Deja buvo, kupolo nebėra. Nu, bet egzistavo. Ar nori išgąsdinti?